Šiandien padarysiu mažiuką akvariumuką vienam vaikui. Parodysiu visą procesą. Darau paprastą krevetyną. Paprastas krevetės ir daug kvarcinės smėlio. Ir viskas. Sugalvojau įdėti šaką, kadangi yra aukštesnė. Ir ją palikti ant paties dugno. Ir apkrauti smėliu. Smėlį iš dugno kabinu. Su stikline. Pilu, kad iš esmės puvėsiai visokie nusiplautų. Nors jie nemaišo, bet kabindams tu gali prikabinti daug supūsių lapų, kurių kaip ir nereikia, o man reikia svarbiausia sraigių. Kuo daugiau. O vieną akvariumą tiesiog iškartau. Tada va, nuplaunu. Pirminis vaizdas toks. Gruntą. 3 pirštai. Užteks. Galėčiau dar dėti daugiau. Galėčiau, galbūt. Bet aš nenoriu, kad ta šaka pasislėptų. Ir ta šaka man paskirsis akvariumą labai paprastai. Filtrą. Dabar taip gerai prilipa. Žiūrėkit. Filtro gumas, kad jos gerai laikytųsi, reikia šlapes lipdyti prie sauso stiklo. O tada laikos gerai. Nes jeigu šlapės ant šlapės, tai nesilaika. Filtras bus plius minus ten, jeigu įsipaišys. O jeigu neįsipaišys, suksiu akvariumą antraip, kad filtras būtų čia. Nes gale dabar dėl aukščio, biški per aukštais man. O čia filtrai būtų idealiausiai. Jo, taip ir darysiu. Taip ir darysiu. Oho, koks nupeckiotas. Nu va. Gaunas taip. Šaka liks priekį, čia neapsodinsiu. Čia įsodinu krūmą aukštų. Čia įsodinu žemus augalus. Ir viskas, kad vaizdą neužstotų. Čia bus anubės, mažiukai su kryptom. Daug nereikia. O čia bus rotalas. Kitų augalų neturiu. Viskas, toks mini akva. Idealiai bus. Čia yra vien bakterijas. Tam reikalui aš turiu paskutinius. Kriptas, anubė ir spiralinės valisnerės daigus. Jie yra tik šitame induke. Niekur kitur nebeturiu. Tai va čia galės augti. Gal spiralinė valisnerija yra dar geriau negu rotala, nes netokia aukšta. Taip, čia bus spiralinės valisnerijos akvariumas. Sodinimui įsipilam biškį vandens iš akvariumą. Pilti geriausiai per kempinę, neplauna gruntą, nusiploviau kraštus. Ir va čiučiu to vandens yra ready sodinti, kad augalą negrūsti per sausą gruntą. Kryptokarinax vilisi. Anubės nan apetit. Chrismas samana. Spiralinės valisnerės porą daigiukų. Šitą kryptokarina, kurios pavadinimą nežinau, bet jos apačias bordo. Ir čia žalia, čia žalia, čia spiralinė. Viskas yra labai mažiukai daigiukai. Čia parva, čia parva, čia Hediot salzamanį. Dedu ypatingai mažai. Ypatingai. Nes jeigu aš vieną augalą įdėsiu didelį, įdėsiu vieną didelį augalą, jis viską užgoš. Nieko čia nesimatys. Nieko čia nesimatys. O čia dar ir Lamoriopsis lineata. Kai vandens prileisiu, tada samanas užrišiu čia ant šakos. Ir viskas. Dabar dapilu vandens, kad apsisemtų. O kadangi jį reikės vežti į kitus namus, filtrą dabar nejungiu, nuleisiu, nuvešiu sausą. Dabar tik įdėsiu, kad apsisemtų augalai, kad nedžiūtų. O tada nuvešiu sausą, nu, ta prasme, jis nespės mašiną išdžiūti, kol nuvešiu kitą Klaipėdos galą. Ir ten prileisiu vandens. O vandens nusivešiu bambalį iš savo
akvariumą, čia yra 18 litrų, 10 litrų nusivežiau, prileidau, net nebus chloruoto vandens, viskas pasileis. Ir tada suleisiu krevetes.